Labas, gintarai, jau laikas keltis. Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau? Kas su kuo, kaip kada, va čia tai mes stabdžių, va čia tai laida. Prašom neplatinti niekur, širdelės tik dega, tai ne reklama. Sveiki visi, su jumis vėl aš, Laura Dragūnaitė, o mes šiandien vėl filmuojame naują Nespaudai epizodą. Jie. Taip kaip jūs negalite be socialinių tinklų naujienų, taip ir aš negaliu be jūsų dėmesio ir laikų. Taip, kalbu apie tave, tas ištikimas laidos fanė, kuris pirma spaudžia like, o tik tada žiūri. Mes dirbam dėl tavęs. Gerai, dirbam dėl visų, kas mus žiūri, bet labiausiai dėl tavęs. Galėtų šiame pasaulyje būti daugiau tokių kaip tu. Jei visi tokie būtų, visiems būtų daug lengviau. Pirma palaikini, po to pažiūri, pirma susimoki, po to pavalgai, pirma nusiperki pušelę savo kiemui, o tik po to pasižiūri, kad už viską sumokėjai trigubai per daug. Prie ko tos pušelės? Prie mūsų geros draugės Nijolės Pareigytės namų. O kas dėl kainų, leisiu papasakoti pačiai Nijoliai. Kaip, kas, kur, po kiek ir už kiek. Šitą pušelį Tado ūkyje mokėjau 900. 900? Už vieną medį. Jūs juokaujat? Dabar man aišku, kas laimėjo 6-9 danguje skyrybas. 900 pinigų. Jūs dar ieškot, kur pinigus investuoti visokius kripto? Ne į kripto, mielieji. Eikit į mišką, rinkit kankorėžį, sodinkit namie prie kiemo ir po 5 metų skambinkit Pareigytei. Va jums verslas nuo nulio. Tęskime kriminalų naujieną su tais, kurie dar nespėjo išbėgti, rinkti kankorėžių, kaštonų ir gilių. Kol jūs sodinate pušis savo kieme, teisėsauga sodina komikus už grotų. Na bent jau bando. Koks skirtumas tinklalaidės vėliavnešiams Antanui Kislekui ir Andriui Zimaičiui buvo pateikti įtarimai dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. O į žmonių kalbą išvertus tiesiog prisibazarino. Dar prieš metus, kai savo podcaste nusprendė pasijuokti iš žemaūgių. O nepraėjus net mėnesiui, kaltinimai buvo pareikšti ir jų mesijui Dominykui Klajumui. Taigi visa trijulė už bajerius klasės gale buvo iškviesti pas direktorę. Linkim, kad viskas išsispręstų taikiai ir nereikėtų į pamokas ateiti su tėvais. Dominykui ypač sunku būtų parsivežti tėvą iš Ispanijos. Toliau kriminaluose. Smurtas artimoje aplinkoje. Sudomino? Jei ne, tai tik tarp mūsų pasakysiu, kad smurtautojas Naglis Bierancas. O dabar jau nustoji skrolinti ir pasidėjai telefoną, lauki pipiriukų, paduodu jums pipiriukų. Naglimantas pakėlė ranką prieš jį pavedusius virtuvės draugus, o tiksliau agresiją patyrė Naglio indaplovę, kaitlentę ir orkaitę. Galima bandyti pirkti, keisti, bet negarantuoja, kad veiks. Nahui, sutapimas, nežinau, bet tiesiog šitas daiktas jau metais į virš neveikia, meistrai nieko nahui nesugebėjo padaryti. Šitas nusprogo, aš nežinau, prieš nepilnai mėnesį. Niekas negali jos sutvarkyti, o šitą, burzgia kaip traktorius. Pasakysiu, kiek aš supratau iš šito video. Korenje yra šūdas, LG yra labai gerai, o dar geriau yra LGBTQ+. Happy Pride Month, tegu kiekvienas turi laisvę mylėti. Aptarėme kriminalus, o dabar mūsų laukia orai. Atsiprašau, turime karštų naujienų. Taigi originalusis gangsteris Dominykas Ježerys, dar geriau žinomas kaip originalusis Karolinos Meskino vaikinas, susigrąžino savo šį titulą. Dar neoficialiai, bet įtarimai kur kas rimtesni nei tie, kurios prokuroras pateikė Klajumui, Kislekui ir Zimaičiui. Po lietaus visada ateis diena, o po Dominyko storių atakos visada sugrįš meilė iš jo jautraus ir tyro žmogeliuko širdį. Kaip mes džiaugiamės už jūs, už tave, Dominikai. Viskas, šioje laidoje prisiekiu nebeišgirsite blogo žodžio apie OG version. Tik gražūs komentarai. Šis šeimos žmogus atsisakė dūmų, dar kitaip žinomų kaip kanabinoidai. Dėl šeimos, dėl Karolinos, dėl dukrelės. Tikras šaunuolis, šių dienų princas. Meilė nugali viską, net stipriausias priklausomybės. O tau, Karolina, palinkėsime sėkmės ir jei pamatysi piktą Dominiką prie telefono, atimk ragelį iš rankų. Užteks, kad jau Viktoras dingo iš Instagramo feedo. Daugiau aukų mums nereikia.
Panašu, kad Dominykas nesinaudoja apsaugos priemonėmis, todėl dabar tenka apie save skaityti visuose didžiausiose Lietuvos portaluose. O tam, kad apie jūs nerašytų portalai, nepamirškite naudoti saugos priemonėmis, ne tik fizinėmis, bet ir internetinėmis. Apie ką aš čia? Apie mūsų laidos partnerius Surfshark. Ieškai informacijos ar naršai keistose svetainėse? Neuždarinėk tabų dabar, nepadės. O padės tau tik Surfshark, kuris naudoja aukščiausios klasės AES 256 GCM šifravimą. Jeigu Surfsharko šifras skamba kaip mano Wi-Fi slaptažodis, tai žinai, kad viskas tikrai saugu. Baigsi žiūrėti mano laidą, ieškosi kito turinio, bet jis bus pasiekiamas tik Amerikoje. Bilietai tikrai brangoki, kur kas pigiau užsisakyti Surfshark paslaugas, pasikeisk savo VPN ir matyk tai, ką mato visas pasaulis. Nuo amerikietiškų realybės šou iki turkiškų telenovelių. Negana to, Surfshark siūlo tau alert funkciją. Alert tau atsiunčia pranešimą iškart, kai tavo asmeniniai duomenys internete būna nulykinti, nutekėję. Atsiprašau, aš jau kalbu kaip IT skyriaus vadovas. Nes būtent taip jaučiuosi naudodamas Surfshark. Tai ko dar lauki? Atsarga gėdos nedaro. Apsilankyk surfshark.com/nespaudai arba pasinaudok kuponu nespaudai atsiskaitant ir gauk 4 papildomus prenumeratos mėnesius. Nespaudai vienas žodis. Toliau griaudėjančiose naujienose. Kita ne ką mažiau dėmesio ir žvilgsnių reikalaujanti pora. Kitas Dominykas ne tiek audžiai, kiek dirgstys įsiamžino su galimai nauja mama. Nesijaudinkite, naujos mamos jis tikrai nesusirado. Vis dar ta pati Oksana Pikul. O kodėl nauja? Nes nuotraukos žada šeimos pagausėjimą. Palaukit, aš jau žinau vaiko vardą. Jei gims berniukas, be abejo jo vardas bus Him Dirgstys. O jei mergaitė, Utma Dirgstytė. Vienaip ar kitaip šitas marketinginis planas jau nuvedė toliau nei bet kas tikėjosi. Tai gal tiesiog nupirkit tos likusius bilietus į Utmą, kol Dominykas dar kažko nesusigalvoja. Nu, mes lauksim oficialaus patvirtinimo apie vaikelį. Juokauju. Nėra čia ko laukti, kaip visi įtarėme, mylimieji pripažino, kad Oksana tiesiog labai išalko dėmesio ir pasidavė emociniam valgymui. Kad jau pradėjome su Oksanos naujienomis, su jomis ir tęskime. Taip, Oksanos žvaigždė taip atgimė, kad nuo šiol turi savo atskirą rubriką mūsų laidoje. Taigi Oksanos naujienose įvykis, po kurio aš pradedu tikėti, kad gal ši pora iš tikrųjų yra įsimylėjusi ir visa tai nėra marketinginis triukas. Pora susipyko. Prieš keletą mėnesių liūtukas visiems storiuose aiškino, kad yra atradęs specialią santykių formulę, dėl kurios jam ir Oksanai praktiškai neįmanoma susipykti. Deja, bet šis triukas, Dominyko žodžiai ne mano, baigėsi. Tiesa, pats Him, mašina, įmonė, liūtas ir sūnus teigia, kad šis pyktis tik dar labiau sustiprino jų porą ir dabar tik sumažėjo šansų jiems susipykti. Tiesa, pykčio priežastis vis dar nėra įvardinta, todėl lieka tik įsivaizduoti, dėl ko galėjo pora susipykti. Aš turiu savų įtarimų, dėl ko pora galėjo įsivelti į konfliktą. Pirmas variantas – Oksana netyčia ištrynė Dominyko Minecraftą arba Robloxus. Antras variantas – Oksana nustojo maitinti Dominyką iš krūties, dažna mamos ir sūnaus pykčio problema. Arba realistiškesnis variantas – Dominykui ir Oksanai dingo elektra, dingo internetas ir pora buvo priversta pasikalbėti. Tačiau Oksana pykstasi ne tik su savo esamais, bet ir su buvusiais vyrais. Prisisekite saugos diržus, tuoj papasakosiu, dėl ko pykstasi Simas Jasaitis ir Oksana Pikul. Ogi dėl sūnelio Dominyko. Oksana, nepyk, bet jei pati susirandi sūnų, pati ir išlaikyk. Jei Dirgstys nori Robloxų, pati jam jos nupirk. Bet šie pykčiai dėl sūnaus Dominyko nesibaigia. Pacituosiu Oksaną, pizda tau ožko. Oho! Taigi vaiko teisė apsauga sulaukė anoniminio laiško dėl neva Oksanos neprižiūrimo vaiko. Abu vaikai, abu sūnus, abu Dominykai. Gal galima šiek tiek tikslumą įnešti, ar čia kalbama apie vyresnėlį ar apie Dirgstį? Panašu, kad čia kalba eina apie Simo ir Oksanos vaiką Dominiką. Ko pasekoje užvirė ir taip karštas Oksanos ukrainietiškas kraujas, ko pasekoje buvo pasakyta pizda tau ožka. Arba išvertus į mūsų kalbą, apskūsiu tavo kreipimąsi į vaikų teisės, bus pradėta byla ir išsiaiškinsiu tavo tapatybę. Kaip greit Oksana užsiblėskė, taip greit ji ir atsileido. Praėjus keletui dienų pasirodė savimotyvacijos postas Facebook'e. Nežinau, ar dar reikia vaiko teisų, aš tikrai matau bent 2 argumentus, kad vaikas tikrai yra sotus ir laimingas. Kaip sakoma, byla uždaryta. Kad jau prakalbome apie Jasaičius ir jų skyrybas, pats laikas atverti skyrybų tier listą.
Viskas gerai, Simas vis dar nesiskiria, arba bent jau mes apie tai nežinom. Skiriasi kitas Jasaitis. Laidos draugas, komikas ir tiesiog šiltas, geras žmogus, filantropas, altruistas Evaldas Jasaitis su žmona Gabija. Užuojauta jaunai šeimai. Bet panašu, kad Evaldo laukia šviesi ateitis. Kol kas komedijos pasaulyje buvo tik vienos povestuvinės skyrybos, Stonkų skyrybos, o po to viskas šovė tik į priekį. Tai vos tik pasibaigs nesibaigiančių vakarėlių metas ir antrą kartą išgyvenama paauglystė. Per artimiausius metus Jasaičio laukia nauja žmona, žiūrimiausias podcastas Lietuvoje, arenų turas, late nightas, pykčiai su kurjeriais ir atimtos teisės. Nuo Gabijai didžiausia užuojauta, tuo į duris turėtų pasibelsti Vidas Bareikis. Kaip ir supratot, kadangi tai tik antros oficialios skyrybos komedijos pasaulyje, negaliu niekur kitur dėti šių skyrybų, tik į S-tierą. Dar kol kas neuždarykime skyrybų tier listo, nes turim dar vienas skyrybas. O čia atsidūrė žmogus, kuris savo gyvenime yra turėjęs daugiau išsiskyrimų nei antrų pusių. Kaip taip gali būti? Paprasta. Paulius Vaitiekūnas ir vėl skiriasi su M1 eteriu. Orų berniukas palieka savo laidą, bet žada sugrįžti. Pagrindinė priežastis – nori daugiau laiko savo skirti šią vasarą. Esu mačiusi šitą situaciją. M1 yra ta iki ausų įsimylėjusi pana, kuri atleidžia savo vyrui visas klaidas. O Paulius – tas bernas, kuris vis ieško geresnės, bet neranda tos, kuri labiau mylėtų negu M1. Praeitą vasarą Paulius turėjo romaną su Mantu Bertuliu ir kitokiais pasikalbėjimais. Laukiam naujienų, kas bus šios vasaros Pauliaus romanas. Na, o skyrybas, kurios net nėra skyrybos, o tik pertrauka santykiuose, dedu į F-tierą. Puikiai žinau, kad jūs čia neilgam. Žiūrite ir galvojate, kaip jums patraukti jaunesnio berno akį? Aš nors ir paprastas žmogus, bet turiu prieėjimą prie influencerių jaunystės paslapčių. O paslaptis čia labai paprasta – Skin Lovers. Kadangi tai mūsų šios laidos partneris, tai aš jums tuoj papilstysiu visą arbatėlę apie amžiną jaunystę. Skin Lovers vietoje 10 atsitiktinių produktų siūlo aiškią sistemą pagal jūsų odos poreikius. Skin Lovers yra natūrali kosmetika, su kuria pajusite skirtumą be agresyvių ingredientų su augalinės kilmės ekstraktais, švelni, bet svarbiausia – veiksminga. Ir svarbiausia, jog Skin Lovers yra lietuviškas prekės ženklas ir efektyvus pasirinkimas, kai kalba eina apie odos problemas. Jų produktas yra malonios tekstūros, lengvai naudojamas, neturi erzinančio ar sintetinio kvapo. Tad nieko nelauk ir keliauk į skinlovers.lt ir ten rasi visą informaciją, ko reikia sveikai odai, tinkamiausių produktų rekomendacijas jūsų odai, o Skin Lovers mūsų laidos žiūrovams siūlo net 42% nuolaidą visai odos produkcijai su mūsų laidos kodu nespaudai. Vienas žodis. O visai plaukų produkcijai vis dar galioja akcija 1+1. O tokia. Vienas ir dabar magija ir čia antras atsiko. Komedijos pasaulis sulauks pagausėjimo. Redakcija pasiekė informaciją, kad garsus komikas Mantas Bartuševičius mano, jog Lietuvoje yra per mažai Bartuševičių, todėl suplanavo šeimos pagausėjimą. Taip pat kalbama, kad šį žingsnį komikas žengia tam, kad klajumas negalėtų sakyti, jog jo idėja buvo nukopijuota. Bet kuriuo atveju redakcija džiaugiasi ir nusprendė padaryti tai, ką tokiais atvejais padaryti yra tiesiog privaloma. O, ateikit, na, užeikit, na, sveiki atvykę į baby showerį. Kaip gražiai. Kaip gražiai. Nu, aš irgi noriu jau. Čia pati paspuošiai viską? Taip, viską pati, taip. O tau brangiai kainavo čia padaryti? Taip, atsėskitės, pasidėkitos kažkur čia, jeigu. O tikrų gėlių nebuvo ar buvo? Tikras dabar gėlės, tikras dabar nemadoj tikras gėlės, nes gamta saugom. Papilis, tik airidai. Nesigadinam nuotaikas, viskas gerai tada. Atrodo, reikėjo stalo negadinti. Atrodo, kaip būtų sofa nudyrus ir peržiūrėjus. Na ir man tada laukiam ir viskas taip. Matai šitą? Ir pati brangiausias baby showeris. Atrodo, visus pinigus ant savęs išleido. Tai kaip atrodė? Baisiai vis tiek. O, užeik! Mantukai! Nu labas, sveiki gyvi. O gražuolis. Išsipuošęs. O jau pasičiustęs, wow, tikrai labai. Wow. Nu, gal aišku galėtų ir Ievą pakviesti. O prie ko čia Ieva? Nu tai aš, ką žinau, sakyčiau, gal jinai vis tiek svarbiausia. Bet mes visi prisidėjom. Čia dėl mūsų viskas. Nu,
Man tas mantukas susijaudinęs. Nu papilstyk. Ai, tu pilsti. Nieko nepridėjai. Pirmas žaidimukas, atsipalaiduojam, tada dabar varduko, dabar rinkimai, spėjimai gal čia. Garsiai ir raiškiai. Taip. Gerai, žiūrim. Jarutis. Tai, čia nuo manęs pasiūlymas, tikrai manau, kad šitas neblogai būtų. Okay, čia gal labiau pavardas, iš vis nespaudukas. Prie ko čia? Kugelis. O čia jau geras, visas įtėti. Tėti visas jo. Kugelis toks ir nieko, bet tikrai, man atrodo, ten dar yra geresnių. Ok, pabajaravom, gana. Babies. Tai jisai šiaip jau yra babies. Tai kam dar baby vadint? Nu, Yra bet logikos. tai juokinga. Man nėra Čia tu rašyt šitą? paprašyti. Čia Airida šitą rašė. Jo, šitą Airida. A, tai gal visai ir neblogas. Tai kaip Bet varliuką juokinga. frogų Gal pavadinti. tada Tai visai jau burbulas. Burbuliukas. Gražus vardas. Oi, mano burbuliukas. Top 3 vardų man. Bul. Kyslė? Nu, va čia jau, čia gražu. Prie ko kyslė? Tai čia kisleko. Garbėnų tai nes. Leko, nes jo kaip ir nėra. Jo nebus viduje su Jo. jumis. Tai ir tada, kad būtų gražu, atiduot duoklę, draugui senam. Kokiam viduj? Tada einam prie kito žaidimo. Dabar svorio spėlionė bus. Aš nesuprantu, čia aš kitam Golden Shower'e ar kas čia vyksta? Dabar apsistojam ties beibio svorį spėjame visi. 3 kilogramai. 2,8 tonos. 2,9 mano tada. Spėjimas. 2,9 tonos. Na gerai, tada dabar kitas veiklas mūsų ir viskas tada. Kaip metas tada, taip, nu tai papjaustom tada. Tas, kas tada nori pjaustyt, kad po gabaliuką visiems lygiai. O, tai apie tortą. Lara, tau turiu hipotetinį. Tu labiau norėtum sėdėti ant torto ir Tada man šitas. Palaukit, tai tada. Tai man tai už tave ir už jūs. Dabar jau ragaujam tada. Ar skaniai mantukai? Jam neužteko rengo, jisai sako, more rengo. Taip. Ačiū, nereikėjo. Tai va, aš irgi Galima pažiūrėti? Tai tada. Gali faktas. Nu, irgi aš noriu, kad... Taip, tai visų pirma pagalvojom, kad vis tiek murziukas pradžiai būna, žinai. Čia nuo mūsų visų. Jo, ir jisai išsiterlina. Tai klinerių paėmėm. Vieną Valiklį tiesiog. valiklį, kuris viską valo, ar ne? Bet tai O kitą chebra- tokį labiau viduj, žinai, jeigu ten Bet čia visiškai cheminė. Žiemai. Antifrizas. jo Žiemas paėmėm. iki 1 kilogramo minus 35. Aha. Žaidimams ir... Padaryk. Ei! Ir tas. Mūsų smirdukui šitą visą kvapuką. Taip, pakabukas, Bet kodėl jūs taip tikitės, kad bus toks jis nešvarus ir toks purvinas? Ir taip smirdės. Kaip O, sakant. čia nuo visų. Nuo visų mūsų. Nuo visų rinkinukas toks vat pradžiai. Tai ačiū visiems tada. Fainai. Ačiū Labai tau, įdomios Mantukai. dovanos. Nu, aš dar nuo savęs tokias, čia tai menknikai, žinok, čia nieko labai rimto, bet taip pagalvojau labai apie tave, pasistengti norėjau, kažką tokio mielo, nuoširdaus, asmeniško labai. O, tikrai menknikis. Tu kočiu
Tai sakėm, Žinai, tai nesidovanojam visai- savo atskirų dovanų. Sakom, kad nesinešim, bet vis tiek atsinešam. Vis laik Daugiau, mažiau, maždaug kas čia yra. Nu ir kol kas viskas puikiausiai eina. Aš žinokit, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Papirkiminė depresija. Tai parodyk jam ir viskas tada. Pam, pa, pam. Kas čia per šūdas? Tai, Kas čia yra? tai čia... Man tai aš matau, kad tu vis dar nesupranti, žinok, mes... Šiaip sunku, mes turėsim naują... Čia einame į lauką, įsiaukit batus ir dėkitės ir einam. O, laiptas, laiptelis, laiptelis, laiptelis. O, Atidengiam jau? dar, Jau, dar, iš arčiau, va. Dar. Ir... Ir 3, 2, 1. Oh my god! Tai yra... Ar čia yra mūsų? Naujasis komandiruotas kempis. Oh my god, galėjote apkabinti? 3 tonos. Kiek apkabink. Wow. Ai, gražu. Oh! Einam dar iš šito lauką, pažiūrėsim. Gerti, ne? O dabar metas pašventinti. Laura, ne, Laura! Pažymė gal, kad ir lempą pavyko pataikyti tau ir į lempą, ir į patį konstruktą Gerai. kempinio. Ir čia lempa. Čia lempa. Kaip tu sugebėjai įstričainę kemperį sulankstyti visą? Ir į patį va į Visą. čia. Jo. Nu ir tada viskas, atsiprašau tada. Ir, Ne, atsiprašai, o tada- pasirašyk, tau reikia ir žalą tada atlyginti. Atsiprašau. Nubrauk jį gali širdutę, nes nebus oficialus dokumentas. Žinoma, nors redakcija čia šmaikštauja, bet tiesa ta, kad Mantas su Ieva tikrai laukia šeimos pagausėjimo. Visos komandos vardu sveikiname tiek dėl nėštumo, tiek dėl prasidėsiančio naujo komandiruotės turo. Noriu pabrėžti, kad bilietai parduodami ne į Ievos gimdymą, o į komandiruotę. Šiuo metu dar nėra informacijos, ar pora darys viešą renginį ir ar jame bus galima dalyvauti už pinigus. Kol bernai prieš vasarą atlaisvina savo dienotvarkės laikui su bernais ar naujomis panomis, mūsų socialinių tinklų geidžiamiausios moterys skelbia apie naujus santykius. Pirmoji apie savo pakitusi širdies statusą pranešė žymi influencerė, grožio ir mados namų savininkė, uždaros akcinės bendrovės vardą turinti UAB Milita. Milita Daikerytė. Kadangi straipsnis paslėptas po paywallu, tai nei kas tas vaikinas, nei kaip jis atrodo, nei kur dirba, mes nežinom. Gal ir būtų įdomu, bet aš eurą už ją veidą tikrai nemokėsiu. O šiaip žmonės LT galėtumėte ir paremti mūsų laidą ir atsiųsti nemokamą prenumeratą. Kita savo naują širdies draugą pristatė Gerda Žemaitė. Tiek metų TV pagalboje sprendusi kitų žmonių santykius, nusprendė savo talentus panaudoti, kuriant naujus santykius. Kruopščiai slėpė savo vaikiną. Šiaip kruopščiai slėpti savo naują vaikiną turi nuo dar esamo dabartinio vaikino. O čia tiesiog pusę metų kėlė jo pakaušio nuotraukas. Tiesa, pati Gerda įvardijo, kodėl taip ilgai neįvyko boyfriend revealas. Pasirodo, boyfriendas yra jaunesnis už TV pagalbininkę. Bet pati save guodžia, kad netoks didelis amžiaus skirtumas kaip tarp Pikul ir Dominiko. Tai nėra labai didelis pasiekimas, panašiai kaip didžiuotis, kad gali 1 ant 1 nugalėti 5. Deja, amžiaus skirtumo Gerda nepatikslino, bet aš tuoj viską apskaičiuosiu. Tarp Dominiko ir Oksanos yra 18 metų skirtumas. Gerdai neseniai suėjo 45. Iš kur žinau? Galėjai net nerašyti, kiek tau metų. Jei tave pasiekė šitas trendas, tau mažiausiai 45 metai. Taigi matematiškai išeina, kad Žemaitės dabartiniam bernui kažkur tarp 45 ir 27. Toliau kardiologinėse naujienose. VIP naujienos. Būtent VIP vakarėlyje buvo pastebėta renginių vedėja Indrė Kavaliauskaitė su nauju bernu verslininku Roku Iščiuku. Panašu, kad Indrė tikrai turi savo tipą, bernas kaip iš akies trauktas Jogailo Markūnas. Ir gerai, jeigu tu žinai, ko tu nori, tai ir grok tom natom. Na ir kardiologinės naujienos uždaro ypatingai viliojantį atrakciją. Kristina Ivanova, mat jos draugijoje buvo pastebėtas garsus advokatas. Sveikinimai susiradus advokato, kurio paslaugos pagaliau bus ypatingai malonios. O visoms naujai užgimusiams poroms tradiciškai palinkėsime neatsirasti skyrybų terliste, o jei jau planuojate atsirasti, tai išsiskirkite įspūdingai, kad nepapultume žemiau Baltierą. Toliau kas yra? Gal padarom netrauką, gal nori vandens? Gal yra kažko skaniau negu vanduo? Dok!
Tempk jos čia. Iha. Nu va, pagaliau gėrimas sukurtas tokiems kaip aš. Žmonėms, kuriems vanduo jau yra atsibodęs, o nuo močiutės skambučios man taip sutraukia veidelį, kad pusę dienos atsimerkti negaliu. Tad Švyturys pristato puikią alternatyvą. Go Botanicals. Daugiau skonio, mažiau kalties jausmo. 3 ryškūs skoniai įkvėpti gamtos. Lengvai gazuoti gaivieji gėrimai, papildyti vitaminais. Subalansuoti ištroškusiems gaivaus skonio, saikingo saldumo ir realios naudos. Tad jei šią vasarą pasidarys per karštą ir norėsis gaivos, rinkis gaiviausią gėrimą Lietuvoje – Go Botanicals. Prifrukt, lemokras, oranž, tavaišų. Žiūrovai, prisisenkite saugos diržus. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje didieji šou verslo reikliai nusprendė apdovanoti mažuosius turinio kūrėjus. Gegužės 17 dieną Klaipėdos dramos teatre susirinko visi žymiausi turinio kūrėjai. Na kaip visi. Visi, kurie sekmadienį netingėjo iš Vilniaus 3 valandas belstis į Klaipėdą. Buvo įteikti apdovanojimai Pauliui Samoškai, Justui Pečeliūnui, Kristinai Šimkieniai, Karoliui Žukauskui, Žemiau Bambos ir viskas. Tai tiek mažai buvo laimėtojų. Laimėtojų buvo daugiau, bet daugelis patingėjo važiuoti atsiimti apdovanojimą. O dar daugiau turinio kūrėjų net nebuvo įvertinti. Todėl aš prisiėmiau savo atsakomybę ištaisyti šią klaidą. Įteiksime apdovanojimus visiems, kas netvyko, visiems, kas nebuvo paminėti, visiems, kurios pamiršo patinka apdovanojimai, bet nepamiršo nespaudai komanda. Sveiki, mėly turinio kūrėjų gerbėjai. Mūsų nespaudai pareiga yra pagaliau apdovanoti tikruosius turinio kūrėjus. Tuos, kurie kasdien sunkiai dirba, kad jūsų ekranai nebūtų tušti, kad jūs turėtumėte juokingo, atsakingo ir kartais tiesiog gražaus turinio. Tad mūsų pareiga jūsų tą balsą perkelti į jų širdis. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų, nes kažką. Na tai sveiki, gerbiamas Pauliau Ambrazevičiau. Malonu tikrai. Visada garbė, tikrai prieš jūs ir, na, ar laukia šio momento? Taip, tikrai labai laukiau, labai džiaugiuosi, pagaliau jaučiuosi įvertintas. Taip. Kadangi komikai buvo kaip ir pamiršti, palikti, tai aš nuo savęs, nuo mūsų laidos, visam humoro klubo kolektyvui. Visam? Taip, visiems. Tau, man tai ir Vaidučiai. Bet kai skambino, tai sakėt, kad man vien, kaip man čia už nuopelnus. Gal ir šis trukinėja gali? Ne, aš labai aiškiai šiai buvo pasakyta, čia tau, Pauliaus, tai blemą galėjot paskambinti, tada pasakyti iš anksto, visi būtume tvarę susitikę. Pas mus skečant. Tai koks skirtumas, negali 2 skečuose būti tas pats žmogus? Negali, tai žmonėms tu irgi daugiau negu vienam skečia. Tai bet čia mano laida, Pauliau. Tai ir kas, aš irgi turiu laidą. Mes šitą turėsim vieną statulėlę ir mes dalinsimės. Tai jūs neturit humoro klubo kažkokio savo piedesalo, kur pasidėti ir ten... Kur jūs laikot apdovanojimą? Mes iš namų dirbam. Čia pirmas apdovanojimas ir čia man turėjo šį būti. Tai tau trečdalis, tai pasidalinsit kažkaip. Kurią dalį tau tada gal? Aš perduosiu, kam reikia. Tai ačiū Pauliau Ambrazevičiau labai tikrai už visą indėlį komedijos bendruomeniai, už humoro klubą, už tiek metų darbą ir džiuginimą Lietuvos. Tikrai labai malonus žmogus, labai gerbiamas visų mūsų. Tai dar kartelį ačiū Pauliau Ambrazevičiui. Taigeriu. Gerbiamam ir humoro klubui. Kas pas mūsų laidoje daugiausiai dalyvauja, tam ir duosim jaučiu. Reikia nominaciją tik sugalvoti. Metų... O, Tomašai. Laura. Labas, mes tau turim apdovanojimą nuo mūsų komandos. Metų tautinių mažumų turinio kūrėjas, integruojantis tautinės mažumas, parodantis, kad Lenkai irgi gali tokį patį gerą turinį kurti kaip ir mes. Ar fainiai? Tu pastebėjai, kad kažkur dingo visi balandžiai ir paukščiai? Tai ačiū tau už tavo darbus Lietuvai, Lenkijai. Labas, Laura, labas. Labai šiaip dažnai susitinkam, ane? Taip, ir aš žinok, dėl to galvoju, susitiksim dabar ir aš turiu tą tokį... Jo, aš irgi, žinai, aš irgi pagalvojau, kad mes dažnai susitinkam ir man biški jau gal net per daug susitinkam iš tikrųjų. Tu jau ir praeitą laidą mane kvietėjai ir dabar pakvietėjai.
Tai aš kaip ir norėjau pasakyti, gal biški, truputį per daug. Bet tai čia gerai, tai mes vertinam tave, tai mūsų čia draugystė dėl to. Ne, tai žinai, mane daug kas vertina ir man to vertinimo per tiek yra. Žinai, man... Tai mes dabar čia ne kad toks, kad projektas, bet čia toks atsidėk... Tai aš dabar noriu vainikuoti visą Aš Runes Cape'ą žaidžiu. Man reikia Infernal Cape kažkada pasidaryti. Čia, ta prasme, porą metų į priekį aš turiu darbą. Tai bet dėl to mes ir... Mama Kaune gyvena, ją į parduotuvę, man skambinėja, sako, kada tu mane į parduotuvę nuveši. Aš Vilniuje gyvenu, mama, tu Kaune. Mama Kaune, brolis Kaune. Mes Vilniuje, Laura. Tai jis po darbą gali nuvažiuoti pas mamą, nuvežti į parduotuvę. Taip, bet aš tave dėl to ir pasikviečiu, aš noriu tave gero tau, aš šiandien dėl su darbai, tai darbai čia vieną. Bet pas mane tų darbų, aš sakau, man, žinai, visi nori man gero, man nesvarbu, man jau gero, sakau, tik į tiek tų projektų. Aš jau neturiu jėgų, Laura, mano kūnelis jau net neatlaiko, supranti, neatlaiko, mama pisa protą, babai plytelę sudėt žadėjau, nesudėsiu. Mano Opelis rūdyja, mašiną naują dabar man pirkti. Ką man naujos mašina? Šita gerai važiuoja, bet jinai rūdyja. Tai man daryk, Reelsą montuoju 6 mėnuo neįkeliu. Tu pisi man protą dabar nuolat. Aš nepisi protą. Nepisi protą, bet man tas pats, žinok. Aš čia norėjau tiesiog tau va. Kas čia? Laura? Apdovanojimas čia. Premiją tau norėjau duoti. Aš tų apdovanojimų tiek turiu. Gerai. Ačiū, Laura. Labai prašom. Taip. Aš turiu dovanų. Gerai. Tau gal jums. Davai. Nes čia jo kanalas. Mažaugiai siunčia linkėjimus. Pau. Tai visų pirma, tai yra Kaklą peršovė. Buvo, ten seniau buvo tie influencerio apdovanojimai ir komikai nebuvo apdovanoti. Teisingai. Idėjo, kad nebuvo. Tai čia kaip tau apdovanojimas, kaip podcastui, pirmajam su galimai baudžiavu. O, ačiū labai. Ir palauk, neskubėk, dar tau reikės dalykų. Tada, kiti dalykai. Čia tau surašiau kalėjimo rinkinį. O! Viską pagalvota gerai. Patvirtintas baudžiakas, kad tu galėsi tam biškį Šitą irgi kalėjimą pasiimti. Šitą jo. Tai tu bus, palauk, bet tu aš tokį šikną neįsikišiu. Nu jau. Nenori donelės tos paragauti. Ok, gerai. Bet kiek daug gerų daniukų. Sveiki. Labas, Laura. Labas. Tai nieko, taip atvariu pas jūs, kaip sakiau, tai gal tada... Jo. Tai galiu vis... Ne, šį kartą, kitą kartą užeisi dabar, žinai, ten markelis prisvedęs ten. Tai tada mes jums tą apdovanojimą turim tokį, nuo mūsų nespaudai kolektyvą, vis tiek komedijos bendruomeniai. Taip, jum, dviem, abiems. Čia už bulių kautynės? Už bulių kautynės. Mūsų projektas. Bulių kautynės, mašina, bulių kautynės. Už saldžiausią porą mūsų turinio kūrime. Kaip YouTube, tas saldžiausias turinys iš jūsų. Iš jūsų namų į mūsų širdis. Malonu, ačiū. Ačiū. Tai tada atšvenčiam jaučiu gal. Tai mes atšvesim. Tai išsiskirk tada parašy, gerai? Tai, bet aš tik taip būčiau, jeigu ir viskas. Tai čia net neįdomu jiem tie apdovanojimai, niekam net nereikia čia. Čiūčiu. Į paštomatus išmėtysiu ir... Tai gal būtų greičiau galima ne vienas... O, labas, Žilvinai, nu. Labas. Ką, tu čia? Bilietų savo per paštomatus platint pradėjau. Liepos 30 bus Vingio parke pasirodymus. Prieš Jessica Shy. Apšildai Jessica Shy? Panašiai. Geras. Tai tada žinok, aš tau turiu apdovanojimą. Už ką? Už tai, kad tu įtrauki visas socialinės grupės į savo nuostabų turinį, tu neskirstai žmonių ir visi tau vienodai svarbus. Ir tau dėl to šitas apdovanojimas keliauja. Man? Čia man tikrai? Taip, tau pačiam vienam. Va, visas auksinis. Čia jau viskas jau.
Nu ir ką, nu ir į pagrindinę, tą komedijos jau, kaip sakant, mekaitos, ponas Antanas. Labas. Labas, Antanai. Nu, tai aš jau čia. O tai čia ne tu tada, kada esi dabar ant laiptų, raudonų laiptų su tokiu mėlynai žalsvu treningu tokiu. Ir akinukais tokiais. Ir... Ai, va. Iškin. Labas, Antanai. Tai mes, žinai, va tada, tai mes savo norėjom tą apdovanojimą. Žinai, aš daug labai... Dabar darome tarptautinį projektą tokį vieną su įvairiais užsienio komikais. Eurolol vadinsis, Eurolol gauna dabar. Tai mes... Kviesime įvairius užsienio komikus, kurie pasirodys Lietuvoje. Imsime tik lietuviškus prekės ženklus ir darysime šį projektą tik Lietuvoje, nesvarbu, kur komikas laimėtų. Taip pat rebrandinsime, ką padarysime, kada kultūra! Tai va, ačiū labai už šitą, tikrųjų, jeigu aš nusimaučiau Maikę, aš taip atrodyčiau. Važiuok. Jo. Nu tai tau už Lietuvos komedijos tų reikalų tada. Na ir vat, štai mūsų matosi, kad labai užimtas tikrai komedijos, va toksai kaip, nu va tas bendrakūrėjas, toksai visų bendruomenės. Paik dar biški nuo durai, gali biški šiek tiek nueikit nuo klubo, kad nesimatytų tavęs prie klubo. Ir? Neatrodytų, kad tu esi prie klubo, atrodo, kad tu šiaip eitum. Gerai čia? Biški. Tai ačiū tikrai Antanui Sadauskui Junior už indėlį Lietuvos komedijai. Ir K2 Comedy Club, pirmą Lietuvos klubą komedijas. Apdovanojami ramu. Nu, nereikia gerai. Pizdu tada patarakui. Vasara atėjo ir prasidėjo atostogos, darbostogos, kelionės ir ekskursijos. Taigi visiems įdomu sužinoti, kas bus šios vasaros karščiausi taškai. Kur keliaus visa Instagramo grietinėlė ir TikToko grietinė. Ką geriau pradžioje atmeskime šalis, kur tikrai nereikėtų važiuoti. Naglimantai, gal tu turi kokių patarimų mums? Dabar man buvo šalt, man buvo nekomfortas. Nuvarai prie to krioklio, hujienas krioklys, bet vėjas taip snukį drasko, kad tu galvoji apie tai, kaip greičiau grįžti į mašiną. Gerai, Islandija, braukiam iš sąrašo. Brangu, miestuose nieko įdomaus, vėjas snukį drasko, neskamba kaip svajonių šalis. Nors man Islandijai patiko ir tas vėjas nebuvo toks šaltas ir miestai visai nieko, įdomu kodėl. Gal žiedelis ant rankos ir pačiam Naglimantui būtų pataisęs ir nuotaiką, ir orus, ir tos kainos nebūtų tokios aukštos. Bet yra kaip yra Islandija, braukiam iš sąrašo. Keliaukime arčiau Lietuvos į Švediją. Žymiausia Lietuvos kvepalus laižanti influencerė Simona Lipnė nesenai sugrįžo iš Švedijos. Vos sugrįžo? Deja, bet sugrįžo. Tai ko tiek bliaut reikėjo? Taip nenorėjai sugrįžti? Tai fainai tai Švedija ar ne? Simona pametė piniginę. Oro uoste jos nenorėjo įleisti į skrydį, bet parodžius dokumento nuotrauką telefone, vis dėlto į skrydį įleido. Gal ir nelabai pagal taisyklės pasielgė švedai, bet niekas nenori savo šaly laikyti žliumbenčios Lipnės, po to iš streso dar pusę duty free kvepalų išlaižys. Bet žodžiu, Švediją irgi braukiam iš sąrašo. Kas toliau? Įdomu, kur bunkė keliauja. Nieks neaišku, nei kur važiuoja, nei kodėl gėda, nei kur buvo. Žinom tik tiek, kad bunkė keliavo pusę pirmos nakties ir jai buvo gėda. Tiek naujienų iš bunkės gyvenimo, judame toliau. Turizmo naujienas uždaro šokiruojanti naujiena iš mūsų laidoje jau per dažnai minimos Oksanos Pikul. Oksana keliavo į Tailandą pas mylimąjį Dominiką, o oro uoste, nepatikėsit, jos skrydis buvo atidėtas. Ar galit patikėti, ką teko patirti Oksanai? Turiu dar slaptų žinių apie Oksanos kelionę oro uoste, dėja šios naujienos nepasiekė portalų. Todėl tai yra visiškai ekskliuzyvinės naujienos tik nespaudai žiūrovams. Oksanos Pikul nemalonumai oro uoste, už kibiną teko sumokėti 8 eurus. Šokas. Oksana Pikul oro uosto patikroje turėjo išpilti vandenį iš gertuvės. Netikėtas posūkis Oksanos Pikul kelionėje. Laukimo salėje visos vietos buvo užimtos. Skrydžio teko laukti stovint. Kol vieni keliauja, kiti mėgaujasi sava Lietuva, sava gimtine, savais namais. Ypač jei tie namai nauji ir ypač jei tie namai apsodinti medeliais už 900 eurų. Ypač jei tie namai pareigytės namai.
Ir ypač, jei tuose namuose vyksta didžiausias įkurtuvių vakarėlis Lietuvos istorijoje. Garsas, šviesos, lazeriai, ugnies šou, Adrinos ir pačios Pareigytės koncertai. 100 žmonių ir tik vienas tūlikas namie. Turiu įtarimą, kad prabangiųjų medelių kitą rytą nereikėjo laistyti. Tikiu, kad aplaistyti buvo ir medeliai, ir pats namas. O ką laisto Radži? Savo naują Summer Body. Radži atsikratė 10 kilogramų. Vis dar nesu įsitikinusi, ar Radžis laikėsi griežtos dietos, ar tiesiog nusiėmė visus auksinius žiedus ir grandinėles prieš sverdamasis. Kalbant apie svorį, ant svarstyklių užlipo ir Edgaras Eidėjus. Dėl svorio aš nedalinsiu patarimo, reikia susirūpinti ar ne, bet pripažinsiu, kad mokaisi iš Natalijos klaidų ir ant svarstyklių lipi ne tik pilnai apsirengęs, bet ir su batais. Dėl visako. Grožiu rūpinasi visi, ne tik vyrai, bet ir moteris, tiksliau moteris Veronika Montvydienė. Ir kalbu ne apie naują make-upą, kalbu apie jos naują nosį ir krūtinę. Visa realybė, va, prašom. Tai žinokit, miela Veronika, turėsiu klausimų. Pirma, ar reikia plauti nosį? Vienintelį, ką reikia daryti, tai 3-4 kartus per dieną plauti nosį. Tai yra tikrai labai didelis komfortas atsikelti ir galėti kvėpuoti per nosį. Kvėpuoti atsikėlus yra didelis komfortas. O dabar noriu įspėti visus, kas valgo, kas jautresnių nervų, arba kas šiaip nesimpatizuoja nosies turiniui. Tuoj pamatysim, ką slepia Veronika. O Dieve, kiek ten to vamzdžio. Veronika dažniausiai paduoda gero turinio, bet dabar daugiausiai turinio padavė jos nosis. Kaip sakoma, nėra blogo turinio, kiekvienas turinys randa savo žiūrovą. Tai sveikinam Veroniką, kad padavė turinio snarglių mėgėjams. O sezoninės naujienas uždaro ne kas kitas, kaip Ruslanas Kirilkinas, kuris pareiškė, kad atsiriboja nuo Lietuvos gėjų lygos. Viskas tvarkoj, Ruslanas lieka ištikimas LGBTQ bendruomeniai, tiesiog prašo jo nebesieti su Lietuvos gėjų lyga. Ruslanai, jūsų žodis mums įsakymas, bet reikia vis tiek kažkokiai lygai atstovauti. Apmastykit tokius mano pasiūlymus. Lietuvos krepšinio lyga, A lyga, Euro lyga. Nu, o dabar mūsų transliaciją nutraukia svarbus pranešimas. Panašu, kad jos didenybė jau pasiruošusi kreiptis į tautą. Netrukus grįšime į studiją, o dabar pasiklausykime kreipimąsi į tautą. Mėly Lietuvos žmonės. Šiandien vakarų pasaulis susiduria su vienu iš didžiausių iššūkių nuo praeitos vasaros laikų. Šilti vasaros orai keičia įprastą gyvenimą ir verčia imtis ypatingų veiksmų. Išjungiami kompiuterių ekranai, o milijonai žmonių laiką leidžia gamtoje. Tai yra rimtas išbandymas Lietuvai, Lietuvos turinio kūrėjams ir kiekvienam piliečiui vartojančiam turinį YouTube platformoje. Tačiau tvirtai tikiu, šilti vasaros orai pasibaigs ir po šių išbandymų ruožo grįšime labiau susitelkę, atsakingesni, pilietiškai brandesni ir suvokiantys, koks neįkainojamas yra nemokamas turinys mūsų kanale. Šiandien didžiausia kovos su šiltais vasaros orais našta tenka lietuviško turinio kūrėjams. Mūsų visų pareiga yra padėti kūrėjams, kuriais didžiuojamės ir tikime. Esminius iššūkius patirs šalies verslas, kuriam būtina reklama mūsų turinyje. Šiandien kaip niekada reikia valdžios institucijų sumanumo, gerai apgalvotų, bet sykiu ir operatyvių žingsnių, kuriais problemos sprendžiamos čia ir dabar. Pabrėžiu, kad viešas mano Instagramo turinys ir toliau bus pasiekiamas tiek vienam Lietuvos žmogui. Mes turime pakankamai resursų tam, kad išgyventume vasarą. Tačiau tam, kad turinio netrūktų rudenį, reikalingas kiekvienas influencerio, sportininko, dainininko ir verslininko įsitraukimas. Be jūsų nusišnekėjimų, skyrybų, vestuvių, pasipiršimų, gimtadienių, muštynių ir kivirčų mes neišgyvensime. Jūsų teisė ir pareiga kelti viską į socialinius tinklus, mūsų teisė to reikalauti.
Mes, Nespaudai kolektyvas, buvome vieni pirmųjų, kurie pradėjo viešinti tai, kas ilgą laiką išnykdavo praėjus parai po jūsų storijų kelimo. Šiandien matome, kad šie veiksmai buvo savalaikiai ir reikalingi ne tik mums, bet ir visuomeniai. Todėl mes pagrįstai ir tvirtai reikalaujame jūsų kelti viską į Instagramą, Facebooką, TikToką. Vasara nuo pat senovės buvo gamtos žydėjimo, gamtos gyvybės metas. Tai, kas užaugdavo vasarą, buvo skinama rudenį. Todėl šiandien dar kartą prašau jūsų, auginkite turinį, kurį aptarinėsime rudenį. Suprantu, kad tokio turinio viešinimas gali būti skausmingas, bet sykiu tai ir labai reikalingas dalykas Lietuvai ir jos gyventojams. Šiandien savo rūpinimąsi Nespaudai kolektyvų galime rodyti elgdamiesi neatsakingai vasaros metu. Turime retą galimybę nesustoti ir vasarą pasileisti plaukus. Taip darėme visada, darysime ir šiais metais. Vengdami galvoti, ar tai, ką keliate į socialinius tinklus, atsidurs mūsų laidoje, padėsite savo turėti turtingesnę vasarą. Tikiu, kad šią vasarą turėsime turinio daugiau negu reikia, kad grįšime rudenį stipresni nei esame šiandien. Lietuva turi visas galimybės tapti sėkmingos ir savalaikės nurautos vasaros pavyzdžių visam pasauliui. Tegu šioje vasaroje mus lydi šimtmečius neblėstantis hiperbolės hitai ir nesibaigiantis geri orai. Ačiū Jums, Lietuvos žmonės. Susimatysime rudenį. Na, šį kartą tiek žinių iš mūsų socialinių tinklų žvaigždžių ir žvaigždenių. Kas skiriasi, kas taikosi, kas keliauja, o kas tinginiauja. Kad jau prakalbam apie jūs tinginukai, kurie nepakeliat užpakalio nuo sofos, jums vienas toks mūsų laidos fanas turi ką pasakyti. Ir ką, vis tiek jūs nejudat, vis tiek nesikeliat nuo savo sofučių. Žinokit, ateisiu ir atimsiu visus karmos taškus. Judam, bėgam ir sakom, kad mes esam patys fainiausi. Pirmyn. Viskas, klausom tave, Žilvinai, mes judam, bėgam į užtarnautas vasaros atostogas. Tad dabar ramiai pagyvenkit be apkalbų ir gandų, o rudenį mes jums priminsim viską, ką spėsit prisidirbti per vasarą. Gerai pailsėkit, bet per daug neatsipalaiduokit ir prisiminkit, kad jūsų storijai vis tiek yra žiūrimi. Ačiū, kad žiūrėjot ir gražios vasaros. Iki. Tada nieko. Nesitikėjau 4. Šiandien matome, kad šie veiksmai buvo savalaikiai. O, Antanas Sadauskas, pažiūrėk, eina. Geras, vau, iš kur tu? Vasara nuo pat senovės buvo gamtos žydėjimo, gamtos gyvybės. Atrodo, kad aš kažkokį šitą ultimasumą atskelbiu. Jis realiai galėtų po darbo nuvažiuoti pas mamą. Suprantu, kad saugia. Sugausim, ko negaudai, nespaudai. Vakariniai baudai, nespaudai. Čia viskas tavo naudai, nespaudai. Ką dar negaudai, nespaudai, nespaudai. Sugausim, ko negaudai, nespaudai. Vakariniai baudai, nespaudai. Čia viskas tavo naudai, nespaudai. Ką dar negaudai, nespaudai.